Sveiki, gerbiami tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas, žiūrovai ir klausytojai. Šiandien pakviečiu pokalbiui Marių Čiurlionį. Jis yra Nacionalinio vėžio instituto paliatyviosios rūpybos koordinatorius. Ar teisingai pristačiau? Teisingai, taip, mes dabar kaip tik, kadangi jungiamės į toksai vyksta jungimo procesas kartu su Santaros klinikomis, tai tas centras keičiasi dabar į nacionalinį vėžio centrą, nes apjungiama yra klinikinė dalis ir taip šiai dienai aš koordinuoju būtent paliatyviosios pagalbos teikimą nacionaliniam vėžio centre. Ir dar esat Baltijos paliatyviosios pagalbos asociacijos prezidentas. Visiškai teisingai. Tai reiškia, tuos dalykus, apie kuriuos kalbėsim, tai jūs jau visiškai pilnai išmanot, galime jūs įvardyti ekspertų. Taip. Skaičiau vieną straipsnį, kuriam jūs neseniai teigėt, rods postas buvo Facebook'e, kad Lietuvoje sveikatos sistemos kolapsas prasidės būtent nuo slaugytojų trūkumo. Ar tikrai slaugytojų trūkumas Lietuvoje arba būsimas trūkumas yra silpniausias sveikatos priežiūros sistemos grandis, dėl ko gali įvykti kolapsas? Tai kokia ten yra ta situacija, kaip jūs galite pagrįsti šios teiginius? Aš apskritai turbūt pradėčiau žiūrėti šiek tiek iš toliau ir iš plačiau, ar ne, kalbant apie apskritai Lietuvos sveikatos viziją, ar ne, jeigu kažkas tai paklaustų jūsų, manęs ar kito žmogaus, kuris dirba sveikatos priežiūros srityje, kokia yra vizija Lietuvos sveikatos sistemos, pavyzdžiui, 2030 metams, 40, 50 metams, aš nemanau, kad mes rasime žmonių, kurie atsakytų į šį klausimą, nes iš tiesų tokios vizijos nėra. Šiai dienai mes esame įtakoti tam tikrų politinės tos vadinamos švytuoklės, ar ne, kuomet tiek politikai, tiek dažnu atveju paskirti ministrai, ar ne, žiūri į savo būtent terminą, 4 metų terminą. Jeigu aplanko sėkmė, ne, kartais tas terminas būna ir trumpesnis. Tai iš tiesų aš manau, kad tai yra brandos klausimas ir mūsų šaliai turbūt šituo aspektu reikėtų užaugti ir sustiprėti, ar ne, ir mes turėtume iš tiesų pažvelgti į apskritai visą sveikatos sistemą šiek tiek iš tokio paukščio skrydžio, ar ne, kad pamatytume skirtingus elementus. Nes tai, kas vyksta dabar, ar ne, darbai yra planuojami kadencijai, jie labai dažnai ir apsiriboja tam tikrų metų ciklu, ar ne, o po to atėjusi kita valdžia, kitas ministras, ar ne, tiesiog labai dažnai braukia darbus vien dėl to, kad jie buvo pradėti tam kitos politinės jėgos, ar ne? Reiškia, nėra brandos ir dėl to nėra tęstinumo. Tikrai trūksta tęstinumo, ar ne? Ta prasme, mes jau galime įvardinti elementus, kurie turbūt yra daugiau įtakoti Europos komisijos tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų, kurie yra tęsiami, ar ne? Bet labai dažnai, kai mes kalbame apie vidinės problemas, ir slaugytojų trūkumas yra vienas iš jų, vis dar vidinė problema, ar ne, nors tai dėmesį labai stipriai atkreipia ir Europos komisija, vis dėlto mums čia trūksta tam tikro platesnio matymo, ar ne? Mes nerasime šiandieną turbūt ne vienos ES šalies, kurie nevykdytų sveikatos reformos vienokio arba kitokio mastu, ar ne? Ir mes tikrai nerasime sveikatos bendruomenės, kuri būtų 100% patenkinta savo sveikatos sistema, ar ne? Bet tikrai norėtųsi būti tarptų top 10 šalių, ar ne, kurie vis dėlto reguliuoja savo sveikatos sistemą, finansuoja, ar ne, ir yra įvardyma kaip geriausios, ar ne? Ar tai visą laiką susiveda į finansus? Na, tikrai ne. Mes turbūt turime puikių pavyzdžių, ar ne, kur yra labai brangios sveikatos sistemos, bet jų efektyvumas ir našumas nėra toks didelis. Ir mes turime tikrai sveikatos sistemų, kurios kainuoja mažiau ir orientuotos, pavyzdžiui, yra į visuomenės sveikatą, visuomenės švietimą, ar ne, ir turi ženkliai geresnius rezultatus. Tai klausimas, ko mes siekime, ar ne, ar mes norime efektyvios sveikatos sistemos, ar mes norime patenkintų sveikatos priežiūros specialistų, ar mes norime patenkintų žmonių, o gal mes norime sveikos visuomenės, ar ne, bet tai turėtų atsakyti turbūt Mes norim, kad būtų kuo pigiau ir kuo geriau. Kuo pigiau ir kuo geriau nebūna, bet turbūt galima surasti maksimaliai geriausią variantą su turimais finansais, ar ne, ir jį optimizuoti ir pritaikyti. Tai link ko aš lenkiu link to, kad
Lietuvoje vyksta tikrai ne viena sveikatos reforma arba yra ieškoma sprendimų vienam ar kitam klausimui, ar ne, bet labai dažnai, kuomet yra sprendžiama problema, mes nežiūrim, kaip jinai koreliuoja su kita problema. Ar ne? Ir jeigu mes sprendžiame vieną klausimą, tarkime, eilių klausimą, ar mes, pavyzdžiui, atsižvelgiam į slaugytojų trūkumą, slaugytojų poreikį, ar ne? Lygiai taip pat, jeigu mes vykdome kažkokią tai ilgalaikės priežiūros reformą, ar ne, kur plėtosim paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms turintiems negalią, ar ne, ar mes įsivertinam visiškai slaugytojų poreikį, kuris bus, nes vis dėlto sensta visuomenė ir visuomeniai reikia daugiau sveikatos paslaugų. Ir tai, ką mes matome šiandien mūsų visuomenės požiūris, kad jaunesnioji karta, ar ne, na, jie nėra linkę rūpintis artimaisiais, taip kaip buvo vyresnioji karta, ar ne, nėra linkę jų slaugyti, prioritetas yra darbas, karjera, ar ne, ir tai visiškai suprantama. Čia aš galvojau irgi paklaus, kaip jūs atinat tokių kaip ir moralinių aspektų, juk ir visuomeniai tai buvo labai gaju, kad vyresnio amžiaus žmogus mane dabar į prieglaudą kaip šuniai vaikai išduoda ir laukia vaikai yra įstikinę, kad turi slaugyti, bet turiu patirti, kad slauga namuose 10 metų ir žmogus miršta, bet paskui miršta ir dukra po pusę metų, nes išsekimas visiškas. Ja. Ir ar tai nekainuoja dar daugiau, jeigu tai pragmatiškai matuot, kai gyventojai slaugia namuose savo senus tėvus, nors tai yra nuimamas krūvis valstybei, sumažina, iš vienas pusės pliusas, bet jeigu mes tai pradėtum skaičiuoti, kiek toks žmogus tada yra darbingas, jis taip pat serga galų gale ir dėl išsekimo numiršta greičiau, ar tai tie bendrai, ar yra tokie ekonominiai paskaičiavimai, dar ir kokybės slaugos, žinoma, juolab, kad reikia kvalifikacijos, kad rūpybą užtikrinti. Iš tiesų, mes turbūt galėtume, jeigu mes bandytume šiek tiek pasižvelgti, išskaidyti dalimis, ar ne, tai mes matytume, taip yra stigma visuomeniai. Ir aš pats esu susidūręs su tokiais atvejais, kai man pasakodavo slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos, kad jų vyresni žmonės prašo palikti mašiną kažkur tai toliau ir ateiti, kad kaimynas nematytų, jog jiems yra teikiamos slaugos paslaugos, nes jiems yra gėda, jog artimieji nesirūpina, ar ne? Atsiprašau, tai yra vienas aspektas, ar ne? Kitas dalykas, kad iš tiesų, na, ta slauga Lietuvoje, ypač stacionari slauga, ar ne? Ar jinai yra iš tiesų kokybiškai ir ori, ar ne? Jeigu žmogus žinotų, kad juo tikrai geriau pasirūpins negu namuose, kad jisai turės privatumą, kad jis galės išlaikyti savo orumą, išlaikyti savo individualumą, ar ne, turėti asmeninę erdvę ir gauti profesionalią pagalbą, galbūt jisai tada ir nevartotų tokių savokų, ar ne, kaip šuo, kaip atidavimas ir panašiai. Bet čia mes turime didžiulę problemą, nes kokybės indikatoriai stacionarioje slaugoje Lietuvoje yra turbūt vieni žemiausių apskritai visam žemyne. Bet jeigu mes... Kokių priežasčių? Dėl kokių priežasčių? Manau, kad daugelio priežasčių. Visų pirma, finansavimas. Jis yra iš tiesų labai mažas, ar ne? Tai aš į finansavimo problemas dabar nenorėčiau lysti, bet jeigu mes apskritai kalbėtume apie įkainį skaičiuojamą mūsų, ar ne, ir mes žinome, kad turbūt privalomas sveikatos draudimo fondas, na, dengia turbūt kokių realiai, jeigu mes žiūrime ir lyginam su kitom ES šalimis, kiek tenka nuo bendro vidaus produkto, ar ne, tai turbūt tik tai 60% visų reikiamų lėšų, ar ne, tai be jokios abejonės to vos užtenka padengti darbo kaštams, ar ne, ir išlaidoms, o ką kalbėti apie infrastruktūros tobulinimą, ar ne, apie infrastruktūros išlaikymą, apie modernios įrangos pirkimą, ar ne, priemonių, na, tai be jokios abejonės nukeliauja į antrą planą, tai iš tiesų čia ir pritrūksta kokybės, bet grįžtant prie to pirmojo klausimo, ar ne, dėl tos profesionalios pagalbos, tai iš tiesų, kai mes turime
taip sparčiai senstančią visuomenę kaip Lietuvoje ir mes neturime kažkokių tai kardinalių demografinių lūžių numatytų, kurie galėtų įvykti artimoje ateityje, ar ne? Na, akivaizdu, kad mes su sveikatos priežiūros sistema tikrai neišsiversime, ar ne? Mums reikia visuomenės pagalbos, bet mes turime gebėti mokyti visuomenę teikti tą pagalbą, ar ne? Tai yra paskaičiuota, kad žymiai yra pigiau būtent ambulatorinės slaugos paslaugų namuose plėtra. Tiksliau jų teikimas namuose, negu bet kokios stacionarios paslaugos. Nes žmogus išlieka savarankiškas, mums nereikia mokėti už stogą, mums nereikia mokėti už jo maitinimą, mums nereikia valyti tų patalpų ar ne, keisti lempučių ir taip toliau. Plus, jeigu mes išmokome artimuosius, pavyzdžiui, kaip teisingai perišti žaizdą, ar ne, kaip prižiūrėti tracheostomą, kaip pakeisti, pavyzdžiui, stomos maišelį ir panašiai, na tai nuimam pakankamai didelį krūvį nuo sveikatos priežiūros specialistų. Ir plus artimasis jaučiasi, tiksliau pacientas, būdamas gaunamas pagalbą iš artimojo, žymiai jaučiasi oriau, ar ne, ir jisai gali ilgiau savarankiškai gyventi namuose, ar ne. Na, bet ta medicininė pagalba, ar ne, tai turėtų būti visą laiką šalia ir pasiekiama, o mes tikrai neturėsime gydytojų prie kiekvieno paciento, bet mes turime turėti slaugytoją apylinkėje, kuris galėtų atvažiuoti ir teikti tas paslaugas namuose. Tai klausimas, ar mes esame pasiskaičiavę, ar mums tikrai 2030 metais užteks tų slaugytojų, kalbant apie pirminę sveikatos priežiūrą, ar ne, bet kaip jūs pradėjote pačioje pradžioje, ar ne, kalbėti apie kolapsą sveikatos sistemos, na, mes matome, kad nedaugėja asmenų besirenkančių slaugos studijas. Ne, ir tai yra turbūt ne tik tai Lietuvos problema, apskritai visos ES problema, bet jeigu mes pasižiūrėsime į vaikų, buvo atlikta tokia studija, irgi berods EBPO, buvo klausima vaikų, ar jie planuoja rinkti slaugos studijas, tai Lietuva berods užėmė paskutinę ar prieš paskutinę vietą, kad labai maža dalis vaikų planuoja rinktis slaugos studijas Lietuvoje. Tai priežastis ir maži finansai. Tai priežastis yra turbūt, priežasčių yra kompleksas, ar ne, ir mes turbūt negalėtume įvardinti kažkokios tai, negalėtume įvardinti kažkokios tai konkrečios priežasties, ar ne, turbūt turime kalbėti apie visą priežasčių visumą, ar ne. Pirmas dalykas, ar kai žmogus jaunas apie ką galvoja, labai dažniausiai jisai ieško profesijos, kuri būtų patraukliai vertinama visuomenė, ar ne, ir gerai apmokama, ar ne. Tai šiai dienai slaugytojo profesija nėra nei gerai apmokama, nei vertinimas jos visuomenės yra toks pozityvus, ar ne, kad iš tiesų pritrauktų jaunus žmonės. Mes galime žiūrėti į skandinavus, kurie iš tiesų metais investavo į visuomenės švietimą, kalbėdami apie slaugytojo profesiją, apie jos prestižą, ar ne, bet to pačiu investuodami ir į pačius slaugytojus, į jų kompetencijas, ar ne, į švietimo programas, lygiai taip pat kurdami jiems darbo sąlygas, ar ne. Tai čia yra visa ekosistema, atskira ekosistema, kuri leidžia augti profesijai ir specialybė, ar ne, tai pas mūsų augimas šitas yra šiek tiek apstojęs ir sustojęs, ar ne, ir progreso norėtųsi didesnio. Na, elementarus pavyzdys, jeigu slaugytojas nori daryti karjerą Lietuvoje, ar ne, ir eiti karjeros keliu, na, tarkim, norėtų rinktis išplėstinės praktikos slaugos studijas, kaip vienas iš pavyzdžių, ar ne, ir studijuoti slaugos magistrą, ar ne, tobulinti klinikinius įgūdžius, na, jisai turi mokėti didžiulės sumas. Dabar tiksliai neįvardinsiu, turbūt priklauso nuo aukštosios mokyklos, bet tai gali siekti nuo 5 iki 6 tūkstančių eurų už metus. Na, tikrai didelė suma. Ir tų specialistų reikia Lietuvai, mums, ar ne? Ir aš galvoju, jų iš tiesų reikia ne tiek daug palyginti su apskritai slaugytojų poreikiu, ar negalėtų tos studijos būti nemokamos, ne? Na, jeigu jau žmogus įsipareigoja studijuoti ir gauti valstybės finansavimą, ar ne, galbūt mes galėtume turėti tam tikrus susitarimus, ar ne, kad žmogus tikrai dirbs klinikinį darbą, jeigu valstybė jį investuoja.
Ar ne, tai iš tiesų turime ieškoti sprendimų, kad tiems slaugytojams, suteiktume karjeros galimybės, ne? Mes lygiai taip pat, turime tik tai vieną universitetą, kuriame yra rengiami slaugos doktorantai, ar ne, ir ten gali atsirasti slaugos profesoriai. Tai jeigu nebus ir akademinės bendruomenės, nebus slaugos mokslo, nebus investuojama būtent ir į šią sritį, tai sunku sulaukti progreso, ar ne? Iškyla pavienių lyderių, pavienių slaugytojų, kurie nuoširdžiai nori padėti sistemai, kovoja už sistemą, ar ne, bet iš tiesų tai turėtų būti platesnis dalykas, ar ne, mes būtinai turime pajungti akademinę visuomenę, kurie darytų mokslą slaugoje, nes kas dabar labai dažnai nutinka, tai jog slaugytojai, kurie daro mokslą, ar ne, jie daro mokslą kažkokioje kitoje srityje, ar ne, ar tai būtų kardiologija, ar tai būtų intensyvi terapija, ar tai būtų onkologija, ar ne, bet būtent tyria ne patį slaugos mokslą, slaugą kaip reiškinį, ar ne, slaugą kaip profesiją. Tai čia yra viena didžiausių problemų. Ir visą tai mes sudedame, ar ne, įstatome į darbo rinką, kuri iš tiesų yra pakankamai maži darbo atlyginimai. Ir turime situaciją, kurią turime, ir žmonės, kurie atvažiuoja iš regionų mokytis į didžiuosius miestus, jie tikrai negrįš arba mažai tikėtina, kad grįš į savivaldybę, ar ne, kurioje yra 30, kartais netgi 40-45% mažesnis darbo užmokestis, kur infrastruktūra dar prastesnė ir kur karjeros galimybės yra dar mažesnės. Tai tikrai nemotyvuoja. Ir kai galiausiai mes turime įstaigų, kur iš tiesų slaugytojai dirba tik tai pensinio amžiaus, arba bent jau skyrių, kur vien tik tai pensinio amžiaus slaugytojai, ar ne, tai mums dega raudona vėliava, ar ne, kas atsitiks tada, kai tie slaugytojai išeis iš darbo, ar ne, puiku, mes turime gydytoją, bet gydytojas pats visų funkcijų neatliks, ar ne? Ir natūralu, kada tai lems, jog tas skyrius nebegalės toliau funkcionuoti, ar ne? Ir aišku, taip po truputį gali prasidėti tam tikri dideli iššūkiai sveikatos sistemoje, ar ne? Ir mes turime blogų pavyzdžių kitose šalise, ar ne, kur iš tiesų dėl darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros paslaugos tiesiog tampa nebeprieinamos, nes uždaromos yra sveikatos priežiūros įstaigos. Tai mes labai dažnai kažkodėl tai bandome išrasti dviratį vis dar Lietuvoje, ieškodami sprendimų, nors yra patikrinti sprendimai, yra šalių, kurios jau išgyveno tam tikrus sveikatos priežiūros sistemos raidos etapus, ar ne, ir mes iš tiesų galime labai didžiuotis tam tikrais dalykais, bet kai kur turėtume pripažinti, kad sveikatos sistemoje, mes nesame pirmūnai, ar ne, ir pasižiūrėti tas šalis, kurios sėkmingai susitvarkė, arba bent jau nesėkmingai, ir nekartoti tų klaidų, bent jau nekartoti klaidų būtų didelis žingsnis į priekį. Tai ką turim daryti? Jeigu mes kalbame apie slaugytojus, iš tiesų čia mes turime taikyti kompleksą sprendimų, ar ne, ir kaip aš kalbėjau, apskritai sveikatos sistemoje mes turbūt turėtume žiūrėti keliom dimensijom į bet kokią reformą, bet kokį sprendžiamą klausimą, ar ne, kaip tai paveiks slaugytojus, kaip tai paveiks gydytojus, kaip tai paveiks pacientus, kaip tai paveiks prieinamumą, ar ne. Tai turėtų būti išsikelti tam tikri prioritetiniai klausimai būtent politiką formuojančių asmenų. Ir turbūt pagrindinė problema šiai dienai, kad mes per mažai pritraukiame slaugytojų, ar ne, ir jie per daug sensta ir tikrai susidarys tas tarpas, kai Lietuvoje iš tiesų labai trūks sveikatos priežiūros specialistų ir mes galime turbūt kalbėti tam tikrom fantasmagorijom, ar ne, bet realu, kad bus priverstos užsidaryti kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos dėl būtent specialistų trūkumų, ar ne. Tai turime ieškoti sprendimų, kaip mums pritraukti slaugytojus. Lietuvoje ir demografinė situacija kalba apie tai, kad mes negalime tikėtis daugiau vaikų, jog jie ateis, nes apskritai Lietuvoje mažėja vaikų, ar ne. Tai mes norime ar nenorime, esame priversti dairytis į užsienį, ar ne. Ir tai, ką sako kitų šalių patirtis, ar ne, ir ko mes tikrai neturėtume kartoti, tai į Lietuvą vežtis jau paruoštų slaugytojų, ar ne. Mes žinome apie situaciją
Pietryčių Azijoje, kuomet buvo paruošiami slaugytojai, jie atvykdavo į Europą, ar ne, jiems reikia mokytis kalbos, jiems reikia iš naujo bandyti suprasti sveikatos sistemą, nes vis dėlto sveikatos sistema yra kitokia, bandyti adaptuotis kultūriškai, ar ne, bandyti pritapti prie lietuviškos socialinės aplinkos, ar ne, ir tas adaptacijos, arba tiksliau prisitaikiusių procentas, nėra didelis, ar ne, ir tai yra iš tiesų pakankamai didelis iššūkis. Tai ką mes galime kitaip daryti, iš tiesų mes turbūt galime patys formuoti savo slaugytojų rinką, ar ne, ir iš tiesų ieškoti žmonių, kurie norėtų atvažiuoti, studijuoti į Lietuvą, kurie būtų motyvuoti čia ir likti, ar ne. Ir jeigu mes pasikviečiam jauną žmogų, ar ne, kuris atvažiuoja čia studijuoti nuo pirmo kurso, jisai susikuria čia socialinį gyvenimą, ar ne, galbūt randa antrąją pusę, 4 metai studijų ir tarkim jisai turi kontraktą valstybės finansuojamą, dėl to turėtų dar mažiausiai 4 metus padėti Lietuvą, ar ne, ir darbuotis čia. Tai yra 8 metai. 8 metai yra pakankamai ilgas integracinis periodas, būnant nuolatinėje sveikatos sistemoje, ar ne, verdant būtent šitose sveikatos sistemos, kaip pasakyti, vandenyse, ar ne, ir pažįstant sistemą nuo pagrindų, ar ne, išmokstant kalbos, integruojantis į visuomenę, ir yra įrodyta, kad akademinė aplinka apskritai yra pati efektyviausia integracinė priemonė. Tai laikui imlus procesas, turintis turėti aiškią strategiją, aišku finansavimą, aiškius atrankos kriterijus, ar ne, kokius mes žmonės norime matyti, kokia turėtų būti jų motyvacija, ar ne, tai būtent tai turėtume atsižvelgti ir pagal tai suformuoti, kokius slaugytojus mes kviesimės. Mes galime iš tiesų nenorėti to daryti, ar ne, galime turėti iliuziją, kad mes išsiversim su Lietuvos vaikais, deja, realybė yra visai kitokia. Klausimas, ar mes pradėsim spręsti šią problemą dabar, ar pradėsim spręsti tada, kada bus jau per vėlu. Marijau, viską, ką jūs dabar įvardėjat, veiks tik tuomet, jeigu bus branda, jeigu bus brandi politika, bet aš dabar, įsivaizduokim, esu kažkoks politikas, ne pats prasčiausias, 10 metų praėję, praterliota ir situacija yra katastrofiška ir kągi daryti, dabar jau formuot politiką, pritraukti studijas užsieniečius, kurie norėtų atvykti studijuoti ir formuoti slaugos politiką per vėlą, tai paprasčiau tada yra kviesti iš užsienio, tegul atvyksta filipinietės, galbūt kažkokius kursus pamokysim, adaptuosim, tai yra greitesnis sprendimas, galbūt tai yra geriau, negu kai visiška katastrofa. Aš manau, kad tai yra trumpalaikis sprendimas, ar ne, tai pirmas dalykas, jeigu mes pasikviesime dirbti žmonės iš užsienio, kurie yra baigę slaugos studijas, ar ne, ir tą parodė kitų ES šalių patirtis, kurios jau šiai dienai atsisakė būtent tų, pavadinkim, paruoštų slaugytojų, ar ne, vien dėl to, kad integracija ir adaptacija yra nesėkminga. Tai įsivaizduokit, tai turime didžiulį gaisrą ir mes šliūkštelsim tik tai kibirą vandens, kažkiek gaisro gal jisai prigesins, bet labai trumpam ir galiausiai gaisras toliau plėtosis, ar ne? Tai neveiks, ta prasme, kaip viešųjų ryšių kampanija, aš manau, mes galime tai vardinti, ar ne, bet tai būtų tik tai viešųjų ryšių kampanija, ar ne, nes mes matytume greit iškrentančius slaugytojus, grįžtančius namo, neprisitaikančius, galbūt migruojančius į kitas šalis, ar ne, nes iš tiesų tos bazės, to pagrindo siejančio žmogaus su Lietuva, kaip ir nebūtų, ar ne, nes studijos vis dėlto, net jeigu man tenka sutikti žmonių keliaujant ir būtent sveikatos priežiūros konferencijas, kuriem metus, 2, kartais netgi visus 6 mokėsi Lietuvoje, ar ne? Ir jie sako, man labai malonu prisiminti Lietuvą, grįžti ir čia mano geriausi metai praėjo, ar ne? Arba tam tikri jaunystės metai. Tai, bet jų tikslas nebuvo likti Lietuvoje, dėl to mes turime turėti būtent tą teisingą motyvacinę sistemą, ar ne, kuri leistų mums tos žmonės išlaikyti. Tai
aš kaip ir sakiau, ta prasme, yra ES šalis, kurios jau padarė šitas klaidas ir rekomenduoja jų nedaryti. Tai aš lygiai taip pat netikiu sveikatos priežiūros specialistų susigrąžinimo strategiją, ar ne? Aš netikiu, kad mes galime įkalbėti slaugytoją, lietuvį dirbantį Norvegijoje, gaunantį beveik 5000 eurų, turinčių puikias darbo sąlygas, pamainas, kurios siekia 7 valandas, į kurią yra įskaičiuota ir priešpečiai, turi gaunantį automobilį, turinti puikius namus, ar ne, motyvuoti grįžti į Lietuvą, dirbti už 1200 regione su sena infrastruktūra. Na, dovanokit, man šitą idėją kažkaip tai atrodo labai skeptiškai ir aš manau, kad mes išnaudosime daugiau resursų būtent šitai menamai sprendimo priemoniai, negu iš tiesų pasieksime rezultatą. Tai taip, galbūt kažkieno tai idėja arba atkartojimas padarytų klaidų būtų labai graži populistinė idėja, ar ne, kuri galbūt būtų patraukli tam tikroms įstaigoms, kurios yra didžiulė problema šiandienai ir laikinai padėtų išspręsti problemą, bet kartoju, ta prasme, paruoštų slaugytojų atsivežimas ar bet kokių kitų sveikatos priežiūros specialistų, neduos rezultatų. Mes turime puikius rezultatus, kuomet mes žinome, kai gydytojai, ypač iš viduriniųjų rytų šalių atvažiuoja, studijuoja mūsų aukštosiuose mokyklose ir dirba, ir lieka, ir mes jau turime dirbančių visoje Lietuvoje, ar ne, ypač iš Libano turime puikių patirčių, ar ne, jie integruojasi, jie gyvena ir jie, pavadinkim taip, lieka ištikimi mūsų sveikatos sistemą, ar ne? Kodėl mes tokio precedento negalime sukurti su slaugytojais? Aš nematau tam realių kontraargumentų. Jeigu mes iš tiesų esame pasiryžę investuoti į tą žmogų, rodyti jam dėmesį, žmogus visą laiką rinksis tą šalį, kurioje jaučiasi saugus ir kurioje jaučiasi reikalingas. Reikalinga politinė valia. Be jokios abejonės, viskas prasideda nuo politinės valios, ar ne, nuo noro, ar ne, ir turbūt mes galime kalbėti apskritai apie visą žmogiškųjų išteklių planavimą, ar ne, Lietuvos, kuris žvelgiasi, bet būkime atviri ir iš tiesų, mano asmeninė istorija, ar ne, turiu tolimų giminių Argentinoje, ar ne, kurių tie seneliai emigravo būtent Antrojo pasaulinio karo metu, ar ne, ir žinome šiuo metu esančią sunkią ekonominę situaciją, politinę situaciją apskritai Pietų Amerikoje, ar ne, ir kurie norėtų grįžti į Lietuvą, norėtų atgauti pasus, atgauti pilietybę ir čia persikelti gyventi, ar ne. Čia aš jau nenoriu listi nei į savo daržą, ar nepaklausčiau, kiek mes turime ambasadų apskritai Pietų Amerikoje, ar ne, ir tas skaičius tikrai būtų labai mažas. Ir kodėl mes nežiūrime į savo diasporą, ar ne, diasporą būtent Pietų Amerikoje, kurie nori grįžti, galbūt mes tenai galėtume rasti kiekvienais metais po 50 slaugytojų, ar ne, kurie yra lietuviškų šaknų, pakankamai mums artimos katalikų kultūros, ar ne, ir kurie norėtų gyventi čia Lietuvoje, kurie yra motyvuoti čia atvažiuoti. Tai klausimas, ar mes esame atviri visoms galimybėms, kurios ateina, ar ne. Ir ar mes esame apskritai pasiruošę priimti slaugytojus iš užsienio. Aš turėjau tokią situaciją su 3 graikų studentais, jie mokėsi čia slaugą, buvo atvažiavę į Erasmusą ir norėjo čia likti dirbti Lietuvoje. Jie kreipėsi dėl licenzijos, jiems buvo atsakyta, kad tas procesas gali užtrukti mažiausiai 6 mėnesius, ar ne, arba iki 6 mėnesių tiksliau, ir jie sakė, mes dovanokit tiek negalime laukti, ar ne, ir mes, grįšim į Graikiją, ar ne, tai mes elementari situacija, kasdieninė, praradom 3 slaugytojus, ar ne, ir tai yra ES piliečiai, kurie mokėsi Lietuvoje, kurie yra pramokę lietuvių kalbą, ar ne, bet dėl mūsų biurokratinių procesų, jie tiesiog, jiems nebuvo patrauklu čia likti, laukti, ir iš tiesų mes turime, ir toje pačioje ES galimybių, ar ne, pavyzdžiui, didžiosiuose miestuose Lietuvos slaugytojų atlyginimai tikrai yra didesni negu, pavyzdžiui,
Graikijoje, ar ne, tose pačiose Vilniaus atlyginimai slaugytojų yra didesni negu Atėnų, mes turime Bulgariją, Rumuniją, ar ne. Na, klausimas, kiek dirba aukštosios mokyklos, kiek yra politinės paramos procesams, kad mes važiuotume į tą šalis, kalbėtume su jaunuoliais, ar ne, bandytume juos čia pritraukti, prisivilioti ir pavyzdžiui, neįvardinsiu dabar konkrečios šalies, bet man pačiam teko matyti vieną iš šiaurės šalių, ar ne, kurie sąmoningai važiuoja į Ispaniją. Ir kiekvienais metais iš Ispanijos, važiuodami per mokyklas, ar ne, susirenka studijoms apie 100 jaunuolių iš Ispanijos. Ar ne? Taip mes negalime lygintis atlyginimai su šiaurės šalim, bet mes tikrai turime vietų, kuriomis galime didžiuotis ir kuriomis galime parodyti patraukliomis, pasikviesti tą žmogų. Na, vis tiek infrastruktūra Lietuvoje auga, sveikatos sistemos padėtis gerėja, ar ne, bet be jokios abejonės, tai reikalauja papildomų lėšų ir finansų ir mes turbūt turime jau pamatuoti, bet čia jau kitos politikos dalis, ar ne, sverti, kas yra tvariau ir ko reikia visuomenėje, ar tam tikrų infrastruktūros projektų, ar investicijų žmogiškuosius išteklius, ar ne, ir mes turbūt turėtume čia pajungti ne tik tai palikti vieną sveikatos ministeriją, ar ne, bet kalbėti su ir ekonomikos ir inovacijų ministerija dėl žmogiškų išteklių pritraukimo, lygiai taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kur dirba slaugytojai, ar ne. Kitas dalykas, ko mums tikrai trūksta, tai yra būtent slaugytojo padėjėjų įgalinimo, ar ne? Na, iš tiesų labai dažnai mes vis dar girdime, ar ne, kad slaugytojo funkcijos yra nuprausti pacientą, paversti pacientą, ar ne, padėti atsistoti ir pamaitinti. Na, iš tiesų jos turėtų būti perduotos išimtinai slaugytojų padėjėjams, ne? Slaugytojų padėjėjai turėtų vykdyti šias procedūras ir teikti šias paslaugas, bet jeigu mes kalbam apie dažnai vakarų Europoje esantį santykį, jog mes turime 2 slaugytojų padėjėjus vienam slaugytojui, ar ne, tai čia 4 slaugytojai Lietuvoje turime 1 slaugytojo padėjėją, ar ne, tai ta situacija yra katastrofiška ir natūralu, galbūt mes galėtume ieškoti galimybių per darbo organizavimą, ar ne, kaip mums sumažinti slaugytojų poreikį arba kad jisai išliktų bent jau toks pat, ar ne, plėtodami būtent slaugytojų padėjėjų kompetencijas, ar ne, duodami slaugytojams vykdyti tam tikras funkcijas, kurios yra aukštos, taip sakant, profesinės kvalifikacijos, ar ne? Nes dabar gaunasi tokia situacija, mes dalį funkcijų iš gydytojo perkeliam slaugytojams, bet slaugytojų funkcijų mes nebeperkeliam slaugytojams. Ir tada slaugytojo funkcijų bagažas auga, ar ne, reikalavimai auga, natūralu, kad atsiranda ir kitos tam tikros. Užmokestis ir prestižas neauga. Užmokestis ir prestižas neauga ir atsiranda tam tikras diskomfortas darbe, didėja psichologinė įtampa dėl esamų atsakomybių, daugėja perdegimų, ar ne, ir mes turime visai kitokią jaunąją kartą, ar ne, vat tai tą turėtume pabrėžti, kurie, pavyzdžiui, nenori dirbti 1,5 etato. Jie nori skirti laiko šeimai, nori skirti laiko draugams ir jiems gyvenimo kokybė yra prioritetas, ar ne darbas. Ir man džiugu, kad tai yra ir kad jie garsiai ir viešai apie tai kalba ir tą deklaruoja, ar ne? Tai tokių jaunoji karta iš tiesų vers keisti sveikatos sistemą dar kitų aspektų. Tai, ko mes nepaskaičiuojam ir turbūt neturime įrankių suskaičiuoti, ar ne, tai kiek iš tiesų Lietuvoje dirba slaugytojų, turėdami 1,5 etato per kelias įstaigas, kurie dirba parą, tada eina namo pamiegoti ir eina vėl naktiniai pamainai kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje, ar ne? Ir kiek tas vienas žmogus iš tiesų padengia slaugytojų ir kaip tas vienas žmogus iškrenta iš sistemos, ar ne, kaip tai brangiai kainuoja mums visiems. Tai va šito irgi nesame įsivertinę, ar ne, tai iš tiesų slaugytojų trūkumas yra tokia labai didelė kompleksinė problema, kurios mes tiesiog bandydami išspręsti arba pritraukti vien tik tai
naujų slaugytojų, jos neišspręsime. Turime žiūrėti, kaip tai koreliuoja su kitom reformom, turime žiūrėti, kaip mums gerinti esamą situaciją, gerinti studijų kokybę, sukurti karjeros galimybės, ir apskritai kurti infrastruktūrą, būtent slaugai kaip profesijai, kaip mokslui, ar ne, ir kad tie patys slaugytojai jaustųsi savarankiški. Kaip didinti slaugytojų padėjėjų skaičių? Aš manau, kad mes atsirėmė pagrindinę problemą su slaugytojo padėjėjais, mano nuomonė, ar ne, kad mes neturime apskritai aiškios politikos, ar ne. Pirmas dalykas, aš manau, kad tai turėtų būti tam tikra licencijuojama veikla, ar ne, nes šiai dienai, jeigu slaugytojas pabaigė mokslus, ar ne, ir jisai gali visą gyvenimą dirbti slaugytojo padėjėjų, ir nesimokyti, nesitobulinti, ar ne. Ir natūralu, kai profesija yra taip pasakykime, socialiai pažeminta, ar ne, kuriai nekeliami jokie reikalavimai, ar ne, natūralu, kad jinai nemotyvuoja nei darbdavių, nei darbuotojų, ar ne. Tai aš manau, pirmas dalykas, ką mes turėtume pradėti ir apie ką kalbėti, tai yra apie slaugytojų padėjėjų licencijavimas. Ir mes turime visą eilę šalių, kur slaugytojų padėjėjai yra licencijuojami ir kad jiems būtų privaloma šviestis, ar ne, kaip ir slaugytojams, kaip ir gydytojams, tai yra sveikatos priežiūros specialistas. Per 5 metus turėtų išklausyti tam tikrą valandų skaičių, gilintis į tą sritį, kurioje dirba, ar ne, kai žmogus turi daugiau žinių, gali gauti daugiau kompetencijų. Kai automatiškai gali gauti daugiau kompetencijų, galime kalbėti ir apie didesnį darbo užmokestį, ar ne? Kuomet ateina didesnis darbo užmokestis, natūralu, jeigu žmogus renkasi, ar jam dirbti parduotuvėje kasininku, nes ten yra didesnis darbo užmokestis, ar jam dirbti pakankamai sunku fizinį darbą slaugytojo padėjėjų, be jokios abejonės, jeigu mes turime tokią situaciją, ar ne, kad Lietuvoje vis dėlto slaugytojo padėjėjo darbą renkasi vyresni žmonės, ar ne, kaip antrosios karjeros kelią, ar ne. Ir tada iškyla klausimas, kodėl mes žmonių, kurie galbūt neįstojo į slaugą, ar ne, nepakviečiam rinkti slaugytojo padėjėjo profesijos, arba kurie galbūt norėtų tapti slaugytojais, ar ne, bet dar nėra apsisprendę, jie galėtų baigti slaugytojo padėjėjo kursus, ar ne, ir tada gauti tam tikrą balų skaičių, keliauti toliau, tobulintis, augti, ar ne, bet tai jau yra tam tikra pakopinių kompetencijų sistema, kuri turėtų būti įdiegta ir kuri formuotų poreikį, bet aš manau, kad mes turime atsižvelgti į kitą dalyką, kaip mums pritraukti jaunų žmonių į slaugytojų padėjėjus, ar ne, ir iš tiesų mes turime daug žmonių, ypač regionuose, ar ne, kurie neturi galimybės išvažiuoti į didžiuosius miestus, studijuoti dėl tam tikrų ekonominių priežasčių, ar ne, ir kurie norėtų tą daryti. Ir mes turime vaikų, ar ne, kurie galbūt šiemet netaip gerai išlaikė egzaminus, arba jiems nelabai taip sekėsi moksluose, ar ne, kodėl mes jiems nesutikėm galimybės, neparodom galimybės rinktis būtent slaugytojo padėjėjo programą, atrasti save tenai. Tai čia iš tiesų lieka atviras klausimas, bet aš manau, kad pirmas žingsnis turėtų būti link tos profesijos prestižo auginimo, ar ne, lygiai taip pat licencijavimas. Iš tiesų labai sunku kalbėti apskritai apie slaugos politikos formavimą, ar ne, mes jeigu pasižiūrėsime retrospektyviai apskritai mūsų sveikatos sistemą, ar ne, sveikatos ministerija yra ministerija, kuri turėjo daugiausiai ministrų, ar ne, ir iš tiesų jeigu ministras ateina metams 2, ar ne, bando spręsti iš tiesų globalius klausimus ir iki slaugos niekada neatkeliauja. Labai džiugu, kad atsirado slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyrius sveikatos apsaugos ministerijoje, tai turėtų užtikrinti tam tikrą tęstinumą būtent slaugos politikos formavime. Tai norėtųsi, kad ta sistema augtų, ar ne, ir į tą vadinamą agendą, darbotvarkę, visi ministrai įsitrauktų slaugytojo problemą, ar ne, ir kad tai atsidurtų ir būtent politinėse programose, nes iš tiesų aš kiek bandau skaityti politinių programų, tiek
tiek apskritai kalbama bendrai, labai bendrai apie sveikatos priežiūros specialistų trūkumą ir tik tai viena kita programa paminė slaugos iššūkius būtent susijusi su slaugytojais, ar ne? Ir mes turime suprasti, kad slaugytojai yra didžiulė sveikatos ekosistemos dalis, ar ne, be kurios jinai negali funkcionuoti apskritai. Sveikatos priežiūros įstaigas turi slaugytojų padėjėjų trūkumą. Ką gali šiandien daryti? Ką jūs rekomenduotų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, administratoriams, skyrių vadovams? Ką jau daryti šiandien kitaip, kad tą deficitą sumažintų arba bent jau išlaikytų tą sąlyginai patenkinamą situaciją ilgesnį laiką? Aš iš tiesų pats kalbėjau su studentais ir klausiau jų, ar jūs norėtumėte išvažiuoti į praktiką į regioną, ar ne? Ir kai kurie pagalvojo, galbūt visai būtų įdomus nuotykis, ar ne, tarkim, 2 mėnesiams, galbūt net ilgesniam laikui kažkur tai atsidurti šiaurės Lietuvoje, vakarų Lietuvoje, ar ne, ir 2 mėnesius pabandyti atlikti praktiką kažkur kitur. Ir aš klausiau, ko jūs norit, ko jums reikia, kad ta prasme tai vyktų, kad jūs išvažiuotumėte tenai, ar ne? Tai studentai sakė, kad jie jokių būdų nenori išvažiuoti vieni, tai norėtų važiuoti bent keliese, tai yra pažįstami, ar ne, kad būtų drąsiau, jaukiau, norėtų turėti gyvenamąją vietą, ar ne, kad savivaldybė pasirūpintų, iš tiesų gyvenamąją vietą, kuri yra tvarkinga, kuri turi skalbimo mašiną, internetą, šaldytuvą, ar ne, ir norėtų turėti galimybę darbuotis, ar ne, nes mes žinome, kad slaugytojai nuo 2 kurso gali dirbti slaugytojų padėjėjais, ar ne, ir tai iš tiesų savivaldybėms suteiktų galimybę per metus turėti galbūt 10-20 studentų, ar ne, kurie pasikeičia, atvažiuoja vis keliams mėnesiams ir galbūt jie toje įstaigoje atras kažką tai, kas juos motyvuoja, juos padėtų pasikviesti po studijų, ar ne. Kitas dalykas, jie tuo pačiu išspręstų ir slaugytojų padėjėjų problemą, ar ne, nes tie atvažiuojantis jaunuoliai galėtų dirbti slaugytojų padėjėjais, galėtų atlikti praktiką, ir tai yra tos pačios, ta pati darbo jėga, ar ne, kuri yra ir mokosi, ir dirba, ir iš tiesų kūrė pridėtinę vertę įstaigai, savivaldybėje, ar ne, atvažiuoja jauni žmonės, galbūt kažkas atvažiuos vėlgi su antrąja pusė, ar ne. Tai aš manau, kad tai yra investicija į studentus ir pasikviesti juos, bet tam, kad juos pasikviesti, reikia šiek tiek ir investicijų, ar ne, niekas neatvažiuos į tuščią lauką ir nepradės savo karjeros tenai, ar ne, ir žinant, su kuo konkuruoja ypač mažos savivaldybės, ar ne, su kokiam didžiuliam įstaigom, su kokiam infrastruktūrom, jie turėtų pagalvoti, kur yra ta vadinama razinka, ar ne, kuri juos pritrauktų, bent jau studijų metu, bent jau atlikti praktiką. Tai ir aš manau, kad jiems patiems slaugos studentams būtų labai pravartu, ar ne, neužsidaryti didelių miestų klinikiniuose burbuluose ir pamatyti, kaip iš tiesų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamas regionuose. Reikia šiek tiek investicijų, tačiau turbūt reikia ir noro, ir lyderystės kažkiek, kad tą darytų. Supratimo, kad to reikia. Lyderystės reikia ir žinių, kaip apskritai, ta prasme, sveikatos sistema funkcionuoja, ar ne, ir tų gilesnių žinių, kaip apskritai, nes sveikatos sistema yra sudėtingas mechanizmas, ar ne. Mes žiūrim ją kaip į laikrodį, ar ne, gražus vientisas prietaisas, bet jeigu tu atidarai vidurius laikrodžio, ar ne, nuėjami galinę sienelę, matai daug mažų sraigtų, kurių vienas nuo kito yra priklausomi, tai lygiai taip pat ir sveikatos sistema, išimk vieną sraigtą ir sveikatos sistema nebeveiks, ar ne. Tai darant bet kokias intervencijas, bet kokį pokytį sveikatos sistemoje, ar ne, mes turime padaryti ne tik tai įvertinimą, galima poveikio vertinimą, ar ne, bet ir suprasti, kaip ta sistema veikia, ar ne, turime būti, geri laikrodininkai, norėdami kažką tai naujo pakeisti ar įdėti, ar ne, toje sistemoje.
Nes, na, čia irgi turbūt labai brandos klausimas, nes aš asmeniškai bent pastebiu, žinai, kad labai dažnai mes įmamės daryti darbus, kuomet mes neturime patirties su sistema, karštom rankom pribėgame ar ne ir bandome kažką tai pakeisti, kažkur tai kažką tai matėm, kažkur tai kažką tai girdėjom, bet ar tai tinka Lietuvai, ar tai funkcionuos, na, to negalime pasakyti, ar ne? Tai aš sakau, ta prasme, Europą, vakarų Europą per šituos etapus, kuriuos mes šiandien einame, na, jau turbūt yra perėjusi arba eina bent jau porą dešimtmečių. Ar ne, tai kalbėkime su kolegomis, konsultuokime ir aš manau, kad na, nebandykime iš naujo sukurti laikrodžio. Jisai yra, tiesiog pažiūrėkime, ką mes galime pakeisti, kad jisai veiktų, kad jisai būtų geras ir kad, na, iš tiesų mes pasiektume savo tikslą, bet pradžiai turime išsikelti tikslą. Tai grįžtu prie to paties, ko mes norime. Mes norime sveikesnės visuomenės, nesergančios visuomenės, patenkintų medikų, ar mes norime visko kartu, na, tą turėtų atsakyti politikai, kurie turėtų nubrėžti viziją ir pasakyti visuomeniai, tokia yra Lietuvos sveikatos sistema 2030 metais ir kas bus po mūsų, arba kas vėliau ateis, na, neturi teisės keisti, ar ne, aišku, čia yra labai deklaratyvu, bet mes turime turėti turbūt politinį susitarimą ir jeigu mes sugebam susitarti dėl didelių klausimų, ar ne, po daug polemikos ir diskusijų, tai galbūt mes galėtume, na, vis dėlto sveikatą, švietimą ar ne, socialinę apsaugą laikyti tam tikrais fundamentiniais šalies būtent gerovės pagrindais, ar ne, kur turėtų būti dedamas prioritetas, ar ne, kai mes kalbame apie šalies vystymą. Tačiau aš nekalbu apie gynybą ir kitus klausimus susijusius. Aš manau, tai labai svarbu. Taip, ačiū, Mariau. Tai tikrai įdomus pokalbis. Man tik visgi galvoj kirba, kaipgi pasiekti, kad būtų daugiau tos brandos visuomenėje, kad būtų užtikrintas tas švietimas, kad politikai priimtų tokius sprendimus, kurie turėtų testinumą ir dėl to sveikatos apsaugos politika vystytųsi teigiamą linkme. Kaip to pasiekti? Teoriškai mes galim daug samprotauti, bet ar atsiras tas noras ir supratimas? Manau, kad laikas yra geriausias dalykas, ar ne, ir laikas ir bizūnas, ar ne, tai mes turim prievaizdą iš Europos komisijos ir kai mes pradedam daryti tam tikras reformas, vadovaudamiesi Europos komisijos, ar ne, rekomendacijomis pasiekiam tikrai neblogų rezultatų, ar ne, bet iš tiesų, na, gimsta tų gerų iniciatyvų, ar ne, Lietuvos suskirstimas į 5 geografinius, funkcinius sveikatos sistemos vienetus, puikus mano nuomonė, ar ne, konsolidacija būtent ir įvykdymas GMP reformos irgi yra puikus žingsnis į priekį, ar ne, na, mes turime tų teigiamų pavyzdžių, ar ne, tuos pačios būtent ambulatorinės slaugos namuose atsiradimas, kuomet sveikatos sistema sugeba subalansuoti, sukurti gerą produktą, tai kalbu apie sveikatos politikus, ar ne, ir paleisti į gyvenimą, ir jisai funkcionuoja ir kuria pridėtinę vertę. Tai tik tai bandymo metu, ar ne, nusvildami rankas, bandydami vėl iš naujo galima pasiekti tų rezultatų. Ir bandymai, jeigu mokomės iš nuosavų klaidų, kai esam pakankamai prisimokyti, tada pradam darytis, kas gero darosi aplink ir taip einam į priekį. Ja. Ačiū ir geros dienos visų.